Turtingas tėvas, vargšas tėvas. Roberto Kiyosakis knygos analizė. Mokykloje mus moko skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet beveik nemoko, kaip veikia pinigai. Rich Dad Poor Dad parašė Robertą Kiyosakį, verslininkas ir investuotojas, kuris tapo vienu garsiausių finansinio raštingumo populiarintojų pasaulyje. Knygos idėja paprasta. Jis augo turėdamas du tėvus. Vieną išsilavinusi, su geru darbu, saugia karjera, kitą verslininką, kuris neturėjo akademinių titulų, bet kūrė turtą. Ar ši istorija visiškai autobiografinė? Tai diskutuotina. Ar jos principai paveikė milijonus žmonių? Neabejotinai. Ir svarbiausia, knyga ne apie pinigus, ji apie mąstymą. Dvi mąstysenos. Mokykis gerai, kad rastum gerą darbą ir mokykis gerai, kad galėtum kurti ar pirkti verslą. Tai ne faktų skirtumas, tai pasaulėžiūros skirtumas. Viena mąstysena orientuota į stabilumą, kita į nuosavybę ir svertą. Svarbu suprasti, stabilumas nėra blogis. Daugeliui žmonių jis suteikia saugumą ir ramybę. Tačiau jei tikslas – finansinė nepriklausomybė, vien stabilumo dažnai nepakanka. Žiurkių lenktynės. Ar tai sistema, ar tiesiog modelis? Kiyosaki aprašo klasikinį modelį. Darbas rodyklė, pajamos rodyklė, išlaidos rodyklė, paskolos, daugiau darbo, daugiau išlaidų. Jis tai vadina žiurkių lenktynėmis. Ar tai neišvengiama? Ne. Ar tai dažnas scenarijus? Taip. Svarbus niuansas. Sistema nėra sukurta prieš darbuotoją. Ji sukurta stabilumui ir ekonomikos veikimui. Tačiau sistema automatiškai nesukuria finansinės laisvės. Tam reikia sąmoningų sprendimų. Pagrindinė pamoka – turtas ir įsipareigojimai. Knygos šerdis telpa į vieną taisyklę. Turtas – tai, kas deda pinigus į tavo kišenę. Įsipareigojimas – tai, kas ima pinigus iš tavo kišenės. Tai supaprastinta, bet labai galinga schema. Namas – jei jis generuoja nuomos pajamas – turtas. Jei jis reikalauja paskolos, mokesčių, remonto ir nekuria pinigų srauto, finansinė prasme tai įsipareigojimas. Automobilis – dažniausiai įsipareigojimas. Dividendinės akcijos – turtas. Verslas, kuris veikia be tavęs – turtas. Čia svarbu kritiškai mąstyti. Realiame gyvenime finansai sudėtingesni nei ši schema. Tačiau pradedančiajam ši perskyra atveria akis. Apie 1923 metų istoriją. Kiyosaki mini istoriją apie turtingų verslininkų susitikimą 1923 metais, kurių gyvenimai vėliau baigėsi dramatiškai. Jos esmė – ne kiek uždirbai, o kiek išlaikei ir kiek kartų sugebėjai pakartoti procesą. Baimė ir godumas. Knyga kalba apie dvi emocijas – baimę neturėti ir godumą turėti daugiau. Baimė verčia ieškoti saugumo, godumas verčia išleisti daugiau nei reikia. Abi emocijos žmogiškos. Problema prasideda tada, kai jos priima sprendimus už mus. Turtingas tėvas knygoje sako, jei išmoksi valdyti emocijas, išmoksi valdyti pinigus. Tai galioja ir investavimui, ir kasdieniams pirkiniams. Vidurinė klasė – kritika ar įspėjimas? Originale Kiyosaki gana aštriai kritikuoja vidurinę klasę. Tačiau brandžiau žiūrint, vidurinės klasės modelis suteikia stabilumą. Tačiau dažnai jis nesukuria pasyvių pajamų. Problema ne žmonėse. Problema – finansinio išsilavinimo stokoje. Ir čia knyga tikrai naudinga. Ji bent jau priverčia užduoti klausimą. Ar mano pajamos dirba man? Apie mokesčius ir korporacijas. Knygoje teigiama, kad turtingieji moka mažiau mokesčių, nesupranta sistemą ir naudoja korporacijas. Čia svarbus balansas. Mokesčių optimizavimas – tai teisėta finansinė planavimo dalis, bet jis turi būti vykdomas atsakingai ir laikantis įstatymų. Korporacija nėra triukas, tai teisinė struktūra turinti savo rizikas, išlaidas ir atsakomybės. Ši knygos dalis svarbi tuo, kad primena – įstatymai – tai taisyklės. Kas jie supranta, tas žaidžia geriau. Tačiau tai nereiškia, kad visi turi tapti verslininkais. Tai reiškia, verta suprasti žaidimo taisyklės. Finansinis IQ. Kiyosaki išskiria 4 sritis – apskaita, investavimas, rinkų supratimas, įstatymų išmanymas. Tai logiška struktūra.
Net jei nesutinki su visomis jo strategijomis, šios sritys iš tiesų sudaro finansinį raštingumą. Ir čia knyga atlieka savo pagrindinę funkciją – ji sužadina susidomėjimą. Kur knyga supaprastina realybę? Svarbu pasakyti ir tai. Verslas turi riziką. Nekilnojamas turtas ne visada kyla. Akcijų rinka ne visada atleidžia klaidas. Kai kurios knygoje pateiktos istorijos supaprastintos. Kai kurie pavyzdžiai pateikiami optimistiškai. Todėl ši knyga neturėtų būti investavimo instrukcija. Ji yra mąstymo pokyčio knyga. Kam ši knyga naudingiausia? Jauniems žmonėms, kurie niekada negalvojo apie pinigų srautą. Tiems, kurie gyvena nuo algos iki algos. Tiems, kurie nori suprasti skirtumą tarp pajamų ir turto. Jei jau esi pažengęs investuotojas, ji gali pasirodyti pernelyg paprasta. Bet jei niekada negalvoja apie finansinę laisvę, ji gali tapti lūžio tašku. Esmė. Turtingieji sistemingai perka turtą. Vidurinė klasė dažnai perka įsipareigojimus, galvodama, kad tai turtas. Finansinė laisvė prasideda galvoje, ne banko sąskaitoje.